poreikio. Tai yra omega 3 ir kofermentas Q10. Kofermentas Q10, jeigu jums yra daugiau negu 30-35 metai, jisai jau turėtų įsijungti į jūsų mitybą, jūsų racioną. Kuo ypatingi Fitline produkto riebalai? Tai yra būtent speciali technologija, jinai vadinasi miceliavimo technologija Microsolve, jinai yra užpatentuota, PM International yra pirmoji kompanija, kuri sukūrė riebalus tirpius vandenyje. Aš po šitos skaidrės jums parodysiu, kaip tai atrodo savo taurėje. Ir kodėl svarbu omega 3? Omega 3 jinai yra širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika, tai yra labai didžiulė pagalba mums. Ir kodėl? Dėl to, kad kraujagyslės tampa elastingesnės, nesusidaro trombai, gerėja kraujotaka, gerėja mūsų smegenų veikla. Tai yra vaikučiams mažiems, gerėja vystymasis, vyresniems žmonėms, atsideda senatvinės dimensijos. Tai yra produktas, kurį realiai, aš nežinau, tikriausiai daugiausiai maisto papildų gaminančių kompanijų gamina, taip? Ir vat būtent šita omega 3, jinai yra iš žuvų viena, o kita yra iš dumblių. Tai yra buvo atrinkta iš 200 dumblių, vienas dumblis, kuris turi analogišką polinesočiųjų riebiųjų rūgščių sudėtį, kaip turėtų žuvis, kad tiesiog duotų maksimaliai mums naudą. Ir dabar žiūrėkit, koks momentas. Kadangi šitie riebalai tirpsta vandenyje, tai neapkraunama mūsų virškinimo sistema. Į mūsų organizmą papuolęs riebalas, jisai turi skilti, jisai turi būti skaldomas, taip? Tai dažniausiai atlieka kepenys, sakykime, gali būti prisidėti ir tulžis, ta prasme, tam tikri virškinimo organai, bet klausimas, o kas jeigu jie nefunkcionuoja? Pavyzdžiui, jeigu kepenys yra užriebėjusios, nuo, sakykime, tam tikro jūsų mitybos ypatumo arba tam tikrų preparatų, arba, pavyzdžiui, tulžis yra išoperuota. Tada gaunasi, kad mes vartojam riebalus, kurių mūsų organizmas nesuskaido per virškinimo traktą ir jie išeina lauką, nepadarė mums naudos. Ką kompanija padarė? Jinai padarė tirpius vandenyje riebalus ir omega 3 tame tarpe, tam, kad būtų apeitas vienas iš tų skaldimo procesų ir būtent tos naudingosios medžiagos keliautų ten, kur reikia. Tai yra EPR ir DHA rūgštis, kurios ką daro? Vienos mažina uždegimus, kitos yra širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika. Tai va, tai omega 3 ir Q10. Q10 tai yra gyvybės žvakė, gyvybės eliksyras, tai yra jaunystės eliksyras. Jeigu jūs norite ilgiau nesenti, jeigu jūs norite, kad jūsų medžiagų apykaita nelėtėtų, jeigu jūs norite svorį mesti, jeigu jūs norite geriau, jauniau atrodyti, tai kofermentas Q10 yra tas preparatas po 30-35 metų būtinas kiekvienam. Kodėl? Dėl to, kad iki 30-35 metų mūsų organizmas jį gamina pats, po to mes imam iš tam tikrų atsargų, dažniausiai iš širdies raumens, imam kofermentą Q10, kad gautume energiją. Ir jūs pastebėjot, kad maži vaikai, jie juda nuolatos, jie eina, jie nepasėdi. Pas juos to kofermento Q10 yra va taip pat. Po to su amžium jo vis mažėja ir mes pasižiūrėkim, kas darosi su 40-mečiais, su 50-mečiais ir vyresniais žmonėms. Jie nori labiau pasėdėti, daugiau pagulėti, jau judėti netiek nori ir taip toliau. Kodėl? Dėl to, kad mūsų atsargos jos vis senka ir mažėja. Ir kai širdies raumenyje lieka apie 20% kofermento Q10, širdis sustoja. Tai kofermentas Q10 realiai turi būti po 35 pas kiekvieną namuose, ypatingai jeigu jūs norite būti žvalūs, ilgaamžiai, energingi, jauni, tai šitas produktas turi būti pas jūs namuose. Dar yra izoflavonas, tai yra